Po reklamos tęsiame laidą Reporteris. Lietuva ir Baltarusija pasirašė susitarimą dėl supaprastinto sienos kirtimo. Bus nustatyta 50 km pasienio zona, kurioje gyvenantys žmonės į kaimyninę šalį galės vykti su specialiais 5 metams išduotais leidimais. Daugkartinė viza kainuos gerokai pigiau nei iki šiol – apie 20 eurų. Skaičiuojama, kad šią lengvatą galės pasinaudoti beveik 1,5 milijono Lietuvos ir Baltarusijos gyventojų. Šį susitarimą Dalia Grybauskaitė vadina lango atverimu. Pirmąją Lietuvos vadove surengusi oficialų vizitą į Baltarusiją tapusi Grybauskaitė buvo pasitikta su gėlėmis, o iš Aleksandro Lukašenkos išgavo pažadą, kad gruodį vyksiantys prezidento rinkimai bus demokratiški. Prezidentė kelionėje lydėjo reporterė Neringa Budrytė. Minske šalia prezidentūros raudonas kilimas ištiestas Lietuvos prezidentai Daliai Grybauskaitei. Demokratinių valstybių vadovai labai reti svečiai. Paskutinio Europos diktatoriaus valdomoje Baltarusijoje. Aleksandras Lukašenka Grybauskaitė sutinka su gėlėmis. Pasak Baltarusijos pareigūnų įteikti gėlių Grybauskaitei nusprendė pats Lukašenka. Lietuvos prezidentė su gėlėmis sutikta vos kirtusi Baltarusijos sieną. Jos kortedžui specialiai buvo atlaisvintas kelias iki pat Minsko. Grybauskaitės ir Lukašenkos susitikimas užsitęsė ilgiau nei planuota. Baltarusijos pareigūnų tai niekiek nustebino. Esą prezidentas mėgsta aptarti klausimus detaliai. Pavyzdžiui, Lukašenkos ir savaitgalį Baltarusijoje viešėjusio Venesuelos prezidento Hugo Chaveso tete-a-tete užtruko 7 valandas. Grybauskaitė su Lukašenka kalbėjosi dviese. Pasak prezidentės, viena svarbiausių susitikimo temų buvo gruodį Baltarusijoje vykstantis prezidento rinkimai. Grybauskaitė sako gavusi patikinimą, kad Lukašenka netrukdys oponentams dalyvauti rinkimuose. Gavau patikinimą, kad Baltarusijos prezidentas yra pasirengęs registruoti tiek kandidatų, kiek juridiškai bus įmanoma, būti atviras stebėtojams ir leisti stebėti rinkimus atvirai ir iš arti. Bet kas? Ne tik ES, bet ir NVS šalių stebėtojai. Tame tarpe ir individualūs stebėtojai bus įleisti į šalį ir galės stebėti rinkimus. Tai yra gera žinia. Нам надо, чтобы эти выборы, подчеркиваю, нам надо, чтобы они прошли. Mums reikia, kad šie rinkimai vyktų neblogiau už anuos, nors net neįsivaizduoju, kokių priekaištų gali būti praėjusiems prezidento rinkimams. Šalyje jau dirba stebėtojai, jie atvyko dar prieš paskelbiant rinkimų datą. Jei reikia, kad atvyktų daugiau stebėtojų iš Lietuvos, prašom, tegu atvažiuoja. Nekreipsime dėmesio nei į pasus, nei į veidus. Tegu vaikšto ir stebi visą kampaniją. Mes darysime viską, kad kandidatų į prezidento postą būtų kuo daugiau. Tai mūsų tiesioginis interesas. Prezidento rinkimuose ketinantis dalyvauti opozicijos atstovai Lukašenkos pažadais ir demokratiniais rinkimais Baltarusijoje netikim. Уже я знаю точно, что... Tikrai žinau, kad opozicijos šalininkus jau atleidžia iš darbo. Viena Vitebske dirbanti mūsų darbuotoja jau atleido. Todėl pagalbos iš Lukašenkos nelaukime ir nelauksime. Dirbsime kaip galime, kaip mokame. Lukašenka negali laimėti sąžiningų ir demokratiškų rinkimų. Jo reitingas nesiekia net 35%, todėl pirmajame rate vargu ar laimės. Mes ruošiamės antrajam rinkimų ratui. Jame pergalė atiteks bet kuriam demokratijos principų besilaikančiam kandidatui. Tiek Lukašenka, tiek Grybauskaitė pabrėžė, kad abiejų šalių santykiai šiltėja. Lietuvos prezidentė net priekaištavo Europai, kad ji buvo pastačiusi Kinijos sieną tarp savęs ir Baltarusijos. Esą Lietuva pasirengusi Baltarusijai padėti gerinti santykius su Europos Sąjunga. Lukašenka juokavo, kad visų Grybauskaitės patarimų klausys. Jei broliškos tautos atstovė Lietuvos prezidentė net ir primiktinai man ką nors siūlys Europos Sąjungos atžvilgių, aš neprieštarausiu. Это šutka. Это не шутка. Tai ne pokštas. Aš visiškai pasitikiu šiuo žmogumi. Žinau, kad ji mūsų valstybei nesiūlytų nieko žalingo. Мы открыты, и я уже говорила, настолько открыты помочь и быть проводником диалога, насколько сама Белоруссия будет этого хотеть. Мы не можем насильно ничего предлагать и насильно предлагать какую-то помощь или политическую, или экономическую, но мы открыты к взаимопонимающему диалогу, и такой диалог уже сегодня есть в Минске.
Langą į Europą Lietuva Baltarusijai pasak Grybauskaitės atvėrė pasirašydama pasienio judėjimo susitarimą. Pagal jį abiejų šalių piliečiai gyvenantis 50 km atstumu nuo sienos galės lengviau keliauti, o viza jiems kainuos 3 kartus pigiau – 20 eurų. Tačiau tai esą nereiškia, kad patikros neliks. Kaip kontroliuos, kad 50 km riba nebūtų viršyta, pareigūnai kol kas nesako. Литовцы могут спокойно ехать в нашу страну. Lietuviai gali ramiai važiuoti mūsų šalies teritoriją, nebijodami, kad juos čia kas nors nurengs ar apieškos. Mes jumis visiškai pasitikime, nes suprantame, kad šitoks susitarimas visų pirma reikalingas paprastiems žmonėms. Lukašenka tikino, kad Baltarusija visuomet laukia ir lauks Lietuvos investicijų ir žadėjo sudaryti geriausias sąlygas Lietuvos verslininkams. Baltarusijos prezidentas Lietuvą taip pat pakvietė kartu statyti atominę elektrinę Baltarusijoje. Reporterė Neringa Budrytė, Minskas. Politikos apžvalgininkai skirtingai vertina Dalios Grybauskaitės vizitą. Atkreipiamas dėmesys, kad rinkimų išvakarėse surengtas vizitas gali atrodyti kaip parama diktatoriumi vadinamam Aleksandrui Lukašenkai. Šis žingsnis gali nepatikti ir Maskvai, kurios santykiai su Minsku pastaruoju metu smarkiai pašlijo. Беларусь и Литва в будущем году могут достичь миллиардного товарооборота. Dalios Grybauskaitės vizitas į Minską kelia nemažiau diskusijų nei pernykštį šalies vadovės sprendimas Baltarusijos prezidentą pasikviesti Vilnių. Pasirinko vizitui kaip tik tokią datą, nenorėdama galbūt atidėti vizito po rinkimų, kuomet jeigu rinkimų rezultatai būtų pripažinti negaliojantis arba pažeidžiantis demokratijos taisyklės, kiltų kaip tik daugiau nesusipratimų. Jeigu vertint šitos du vizitus, tai dėl pirmojo, tai yra dėl Lukašenkos vizito Vilniuje, aš būčiau gerokai kritiškesnis ir buvau tuo metu labai kritiškas, kadangi tai buvo suteikta, pirmiausia buvo pasirinkta labai pati blogiausia data, kai visa Baltarusija minėjo žmonių dingimo metinės, 10-asias metinės, tai tokią simbolinę dieną leisti Baltarusijos diktatoriui surengti savo šou Vilniuje. Seimo užsienio reikalų komiteto nariai teigiamai vertina prezidentės vizitą į Baltarusiją. Tai esą pragmatiškas žingsnis ruošiantis Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos pirmininkavimui. Lietuvai nėra visiškai vis tiek, kaip vyks rinkimai Baltarusijoje demokratiškai ar nedemokratiškai, kaip jie bus įvertinti. Nepamirškime, jog Lietuva nuo sausio mėnesio perima šios organizacijos vairą, mes būsime atsakingi ir už vertinimus, o kadangi Baltarusija yra mūsų kaiminė, tai mums būtų geriau, kad ji padarytų didesnę pažangą. Sienos su kaimynais niekuomet nieko gero neduoda, arba uždaros sienos, sakant, arba geležinės sienos su kaimynais. Sienos be abejo yra, jos bus ir liks, bet jos neturėtų būti uždaros, kadangi žmonės ir valstybės turi bendrus interesus ir nuo to priklauso valstybių gyventojų, valstybių piliečių gyvenimo gerovė. Tačiau nevyriausybinės organizacijos Belarus Watch atstovas Lietuvoje teigia, kad Grybauskaitės vizitas prieš Baltarusijos prezidento rinkimus gali būti suprastas kaip parama diktatoriui. Prezidentė labai aiškiai turi suvokti, kad dalyvaudama šiuo metu tokiu būdu kaip ir priešrinkiminėje kampanijoje, jinai netiesiogiai reiškia paramą dabartiniam Baltarusijos prezidentui ir be kito ko taip pat įsitraukia į jo informacinį karą su Rusija. Pastaruoju metu santykiai tarp Rusijos ir Baltarusijos vadovų įtempti. Politologas Kęstutis Girnius teigia, kad Maskva gali suerzinti švelnėjantį Lietuvos poziciją Baltarusijos atžvilgiu. Kai kuriais atžvilgiais Maskva yra neprognozuojama ir jį galėtų nutarti, kad reikia kažkaip Lietuvą pamokyti. Bet jei Rusija, kadangi Maskva pati nutarė, kada Lietuvą reikia pamokyti, tai Lietuva neturėtų susikaustyti ir atsisakyti kažkokių visiškai natūralių veiksmų, vien stengiantis atspėti, ar Maskva baus ar nebaus, bus patenkinta ar nepatenkinta. Naudos iš Lietuvos delegacijos vizito tikisi prie sienos su Baltarusija esančios savivaldybės. Minske pasirašytas susitarimas dėl paprastesnio sienos kirtimo. Jų atvažiuos daugiau nei mūsų, tai rodo tai, kad Minske maždaug gyvoje eilėje laukia apie 3-4 paras įsirašyti vizos, susitvarkę dokumentus. Tai rodo, kad ta pusė nori daugiau važiuoti į Lietuvą, negu Lietuva išvažiuoti. Per susitikimą su Lukašenka Vilniuje prezidentė teiravosi, kodėl neišduodamas sausio 13-osios bylos įtariamasis Vladimiras Uschopčikas. Pavasarį Uschopčikas apklaustas, tačiau naudos iš to maža. Išduoti jį Lietuvai Baltarusija atsisako. Reporterė Monika Petkevičiūtė, Vilnius.